Sveikučiai pabiručiai, vienas iš apgaulingiausių fizikos konceptų – vidutinis greitis. Pirmiausia, nagrinėkime pirmą paveikslėlį, kur apgaulės nėra. Vidutinis greitis būtų pradinis greitis plus galinis greitis dalintas iš 2, 5 plus 15 dalinta iš 2 būtų 10 metrų per sekundę. Ir jūs būtumėt teisūs. Tačiau daug žmonių daro neteisingą išvadą, kad vidutinis greitis yra skaičiuojamas kaip greičių vidurkis. Nes mes matome pagal formulę, tai yra liktai greičių vidurkis. Tačiau neapsigaukite, tai nėra greičių vidurkis. Tai yra šios atkarpos vidurio taškas. Štai šis vidurio taškas. Ir ši formulė galioja tik tada, kai greitis kinta tiesiškai. Tai arba didėja tiesiškai, arba mažėja tiesiškai. Tuomet galima taikyti šią formulę. Taigi ši formulė yra tiesias vidurio taškas, atkarpos vidurio taškas, tolygiai kintamam judėjimui. Tolygiai kintamas judėjimas. Tačiau panagrinėkime kitą pavyzdį, kai automobilis važiuoja 100 km/h greičiu, ir ilgąją kelio dalį važiuoja tokiu greičiu, paskui sumažina greitį ir jau gyvenamojoje zonoje, pravažiavęs porą kvartalų, užtrunka keletą minučių ir baigia savo kelionę. Tai čia galima būtų galvoti įvairiai. Dažniausia klaida būna, kad rašoma vidutinis greitis yra, ant 100 važiavo ir ant 20 važiavo. Dalinam iš 2, vidutinis greitis 60 km/h. Arba, jeigu mes remtumėmės pirmojo paveiksliuko logika, atrodytų, kad pradinis greitis 100, galinis greitis yra 0, nes atvažiavo žmogus namo iš 2, 50 km/h. Bet kaip taip gali būti? Ilgąją laiko dalį važiavo ant 100 ir tik kelias minutės važiavo ant 20. Ir tos kelios minutės taip numušė vidutinį greitį net iki 60 arba net iki 50 km/h greičio, tai būtų tikrai labai nelogiška. Todėl šitos formulės, šitas skaičiavimas yra klaidingas. Tikrai tai nėra teisingi atsakymai. Vidutinis greitis turėtų būti arti 100. Truputėlį turėtų sumažėti dėl tų kelių minučių, kurios buvo važiuojamos 20 km/h greičiu. Todėl mes neturim kito pasirinkimo, kaip vidutinį greitį bendru atveju skaičiuoti tiesiog kaip visą nuvažiuotą kelią iš viso sugaišto laiko. Pagal šią formulę niekada nesuklysite. Tiesiog paimsite nuvažiuotą atstumą ir padalinsite iš viso laiko. Ir žinoma, kad momentinis greitis tai buvo ir daugiau negu 100 ir mažiau, ir visaip svyravo, gal net buvo kažkur sustoję šalikeliai, paskui truputėlį greičiau pavažiavo autostrada ir štai realus grafikas gali būti toks. Tai ten buvo daugybė skirtingų greičių. Tai vienintelis būdas, kaip tinkamai įvertinti vidutinį greitį, tai tik tais toks visą kelią padalinti iš viso laiko. Tai linkiu jums nepasiduoti šiam apgaulingam fizikos konceptui vidutiniam greičiui. Sėkmės.